Dalia Puidokienė. Sveika, Dalia. Sveiki. Ir šį kartą aš norėjau pakalbinti iš tikrųjų apie jau gan prieš kurį laiką išleistą Dalios disertaciją. Jau prieš kurį laiką išleistą Dalios disertaciją apie moterų, kurios buvo išnaudotos prostitucijoje, kurios buvo išnaudotos prekyboje žmonėmis, patirtis. Ir gal pradžiai tiesiog daugiau, kad nepasakočiau pati apie tą knygą ir leisčiau Daliai daugiau atskleisti, gal ir pradėsiu nuo tokio klausimo. Pirmiausia, apie patį disertacijos pavadinimą. Disertacija lietuviškai vadinasi Paslėpti kodai moterų prostitucijoje. Tai aš norėčiau paklausti, kas yra būtent tie paslėpti kodai, ką jie reiškia ir kaip juos galima perskaityti. Jo, tai neatsitiktinai iš tikrųjų savo disertaciją, jos pavadinimą, kurį tikrai ilgai galvojau, kaip pavadinti visą tai, ką sudėjau į šitą mokslinį tyrimą. Ir tie kodai man labiausiai, ko gero, tiko ir atskleidė tai, ką aš norėjau ištransliuoti toje savo disertacijoje, tame tyrime ir su tuo tyrimu. Tai iš tikrųjų tie kodai, tai tam tikri simboliniai, kalbiniai, elgesio ar net ir emociniai ženklai, per kuriuos moterys kalbintos tyrimo metu, jų buvo 15 moterų, parodė, išreiškė savo įvairius vidinius išgyvenimus, patirtas traumas, tos pačios tapatybės praradimą ar net pasipriešinimą tam visam tam. Ir jie atsiskleidė, tie kodai atsiskleidė per įvairius tų moterų pasakojimus, naudotas metaforas įvairias, netgi tylą kitą kartą ar tam tikrus gestus, o juos perskaityti buvo galima tik per ilgą laiką, kadangi pačiai teko su dalimi kalbintų moterų teikti joms pagalbą, tai man ta kalba, tie kodai buvo pakankamai suprantami. Bet jeigu šiaip, sakykime, jos susitiktų su visiškai svetimu žmogum, tai jam reikėtų, ar jai, kas ten bebūtų, pagalba teikiantis žmogus tokiems žmonėms nukentėjusiems, išnaudojamiems prostitucijoje seksualiai, reikėtų ilgesnio laiko, gerokai ilgesnio laiko, kad būtų galima suprasti tuos kodus. Ir tai reikėtų iš tikrųjų tam tikro jautrumo tų žmonių atžvilgių, empatijos, empatiško tokio bendravimo. Ir aišku, šioje disertacijoje aš ir naudojau taip vadinamą euristinį tyrimą. Tai pakankamai tokia sena Maustako metodologija, kur pats žodis euristika reiškia aš atrandu. Tarsi, bet aš atrandu ir aš kaip mokslininkė tame irgi atradau daugelį dalykų, nors atrodo, man pakankamai buvo pažįstamas tas laukas, bet perprasti, atrasti tuos vidinius tokius išgyvenimus moterų, kurie buvo slepiami, be galo giliai slepiami, arba suprasti tą tokią simbolinę jų kalbą išreiškiamą, nėra taip paprasta. Ir aš visiškai suprantu, kodėl tikrai galbūt būna žmonių, specialistų, kurie sutinka šitas moteris, nesvarbu kokiam lauke, ten socialinėje srityje ar teisėsaugos srityje, nesupranta šitų dažniausiai moterų, nes dažniausiai moterys, bet be abejonės yra ir vyrų. Nes
nes tai nėra taip paprasta, reikia dekoduoti, bet tuos kodus reikia dekoduoti, o dekoduoti galima tik tai gilinantis į tuos moterų išgyvenimus, patirtis, pasakojimus, atsivėrimus, tas gyvenimo istorijas ir jų patirtis. Ir tai nėra lengva padaryti. Tai visų pirma, reikia turėti tam ir, aišku, daugiau laiko, susitikimų su tai žmonėm, per vieną kartą, ko gero, perprasti, suprasti, apie ką kalba, nėra taip paprasta, nes, kaip ir kiekviena trauminė patirtis, jinai tarsi turi tokią savo, sakykime, traumos kalbą. O kokia tai yra traumos kalba? Kaip pačios... Palauk truputį. O kokia yra ta traumos kalba? Kaip moterys pačios ir kalba apie savo tą patirtį prostitucijoje? Ar egzistuoja tam tikri jų kalbos, elgesio ar mąstymo kodai, kurie galbūt išduotų tuos gilesnius išgyvenimus nei tai, kas pasakoma tiesiogiai? Iš tikrųjų, tai taip, kaip ir kiekviena trauma, taip ir šita seksualinio išnaudojimo trauma prostitucijoje, tai dažnai naudojami taip vadinami eufemizmai, kurie, pavyzdžiui, tą pačią prostituciją vadina darbu, vadina verslu. Mes dažnai šitus eufemizmus sutinkame ir tiesiog mūsų socialiniuose tinkluose, kur dažnai būna, kad tie patys žurnalistai pavadina verslininkas ir prostitutė. Nors toks terminas yra, bet arba, sakykime, sekso darbas. Kartais prisidengdami galbūt tam tikromis, nežinau, turėdami kažkokių tikslų, be abejonės, yra dalis visuomenės narių, kurie seksualinį išnaudojimą vadina sekso darbu. Arba vadiname paslaugomis, seksualinėmis paslaugomis. Ir tarsi toks savotiškai gaunasi toks paradoksas. Tai yra smurtas, tai yra prievarta prieš kitą asmenį, kurį mes naudojame apibūdindami paslaugomis arba verslu arba darbu. Ir tada toks gaunasi tikrai viduje didžiulis konfliktas, nes mes visi suprantam, kas yra darbas, kas yra verslas, kas yra paslaugos. Ir staiga čia tas seksualinis išnaudojimas, smurtas prieš žmogų vadinamas irgi tokiais terminais. Ir tarsi tada tie vartojami terminai, jie tarsi nuvertina tą prievartinę žmogaus patirtį, kur jinai buvo žeminama, kur asmuo buvo žeminamas, kur dažnai už to slepiasi didžiulis skausmas, mes tarsi sumenkinam tą visą patirtį. Ir aišku, pačios moterys neretai, kad išvengtų to skausmo, jos irgi distancijuojasi nuo tos patirties, nuo tos traumos ir vartoja nesąmoningai tam tikrus, sakykime, terminus, kurie jau pas mus ir visuomenėje yra pakankamai įsigalėję ir vadina nesąmoningai, sakykime, tuo pačiu darbu. Ir tada čia randasi tokia dviprasmybė, nes jeigu taip pasižiūrėti, darbas, verslas, paslaugos ir kartu šalia to eina gėda, pažeminimas, skausmas, juk paprastai mes dirbdami darbą ar kažkokį darydami verslą vystydami, mes neišgyvename tokių jausmų, gėdos, pažeminimo, skausmo. O štai čia šitoje vietoje šitos moterys jos atskleidė būtent, kad taip vadinamų darbų kabutėse, verslu, paslaugomis eina toks emocinis, jausminis fonas. Ir šita
būtent kalbinė tokia dichotomija ir yra vienas iš slaptųjų kodų. Bandymas racionalizuoti neištveriamą patirtį, nesunku ištverti. Jeigu mes pasižiūrėtumėm į tų moterų tikrai tokias patirtis, ką jom tekdavo išgyventi, prievartavimą, netgi kartais labai tokį žiaurų pasitelkiant gyvūnus, šunis, kada būdavo moteris išprievartaujama su šunimi, stebint visam būriui žmonių arba ten stebint žmonių prievartaujama, nežiūrint tai, kaip jinai reaguodavo. Tai siaubingi dalykai, atrodo, net sunku protu suvokti tuos dalykus ir kada žmogui tenka visą tai patirti, arba tą eilę per dieną, sakykime, keletą ar net 14 kartų turėti seksualinius santykius su žmogum, kuris tau už tai palieka pinigus, tai niekas kitas kaip savęs toks prievartavimas tame. Ir kad visą tą ištverti, žmogus turi kažką daryti. Kai kurios moterys dėl to ir puldavo į alkoholį, į narkotikus, nes tiesiog išgyventi visą tą būdavo be galo sudėtinga. Ir pavyzdžiui, viena moteris taip ir sakė, po išžaginimo pradėjau savo karjerą kabutėse. Ta ironija ir buvo būtent tokia kaukė, už kurios slėpėsi tas trauminis moters lūžis. Man beklausant toks dar irgi kilo toks tarsi noras dar šiek tiek giliau padiskutuoti apie tą sudarbinimą tokį savotiškai, aš gal išradau čia tokį žodį, bet sudarbinimą to išnaudojimo seksualinio, kai minėjai, kad visuomeniai galbūt ir pačios tos nukentėjusios moterys disasocijuoja save įvardindamos tai kaip darbą, bet tai nėra darbas, nes ten tu patiri prievartą, tu patiri smurtą, tai yra žalojanti praktika kažkokia tai, žalojanti visapusiškai, psichologiškai, fiziškai, bet lygiai taip pat galbūt, kai mes tą minime, labai dažnai tokių atsiranda atgarsių visuomenėje, tarsi, gerai, bet tenais darbas, sakykime, kažkoks sunkus statybose, jisai irgi galbūt kelia riziką. Arba galbūt tu labai išgyveni psichologiškai kokį tenais darbą, nežinau, kažkokio intensyvioje erdvėje, sakykime, nežinau, dirbi gydytojo, ne? Ir irgi gali sakyti, aš labai tenais daug išgyvenu ir yra labai sunku, arba ten, sakykime, sulyginama su masažisto darbu ir sako, bet čia irgi žmogus moka pinigus už tai, kad naudotųsi kito žmogaus, kažkokia tai kaip ir kūno darbo, tuo masažavimu irgi tarsi naudojasi, kitų žmogum. Ir tokių atgarsių būna tarsi visuomenėje. Tai kodėl būtent ta prostitucija nėra sekso darbas, kodėl čia šitoj vietoj skiriasi to įvardinimas kaip darbas, kodėl tai nėra darbas šitoj vietoj, jeigu lygiai taip pat žmonės patiria kažkokius tai išgyvenimus, sunkumus ir net traumas, ar galbūt kažkokią tai ne visai sveiką aplinką ir kitose realiose darbo srityse. Jo, truputėlį galbūt toks tikrai nelengvas klausimas ir negaliu sakyti, kad aš jau čia tikrai pateiksiu tikslų kažkokį atsakymą ir paaiškinimą, bet labai svarbu aplamai žiūrėti į prostitucijos reiškinį ir, kaip žinia, sakykime, visame pasaulyje, Lietuvoje, Europoje, prostitucijos reiškinys, be abejonės, jis turi gana tokią gilią istoriją ir turi tam tikrus susiformavusius požiūrius. Vienas iš tų požiūrių yra, kad, sakykime,
prostitucija tai nėra joks prekybos žmonėmis kažkokia dalis ir kad asmenys, dažniausiai tai be abejonės moterys, renkasi prostituciją savanoriškai, be jokios prievartos. Vadinasi, ir atitinkamai pagal šį požiūrį ir atsakas, kad reiškia moterys prostitucijoje turėtų būti kontroliuojamos, siekiant jas apsaugoti ir jas apsaugoti, jų sveikatą ir kartu, reiškia, kažkokiu būdu tai prevenciškai veikti tą nusikalstamą veiklą, veiklos tą kontrolė. Kita nuomonė, kitas požiūris, sakykime, bando tarsi sušvelninti šitą radikalų tokį požiūrį į prostitucijoje išnaudojamas moteris. Vadina jas sekso darbuotojomis. Nes neva, labai dažnai tenka šitą girdėti, sekso darbuotojos tai neva mažiau stigmatizuojantis dalykas, negu vadinti moterį prostitutę. Sekso darbuotoja, o reiškia versus prostitutė. Ir dar vienas požiūris, abolicionistinis požiūris, kuris teigia, kad aplamai moterys ir asmenys prostitucijoje išnaudojami neteisinga laikyti nei savanoriais, nei savanoriškų pasirinkimų tokį kažkokį gyvenimo būdą, bet jos dėl tam tikrų aplinkybių yra įtraukiamos į šitą sektorių, į šitą išnaudojimo asmenų, išnaudojimo verslą, į šitą prekybą galų gale žmonėmis. Ir šitas išnaudojimas, jis nėra atsitiktinis dalykas. Iš esmės, asmenys prostitucijoje, jeigu pasižiūrėti, jau tikriausiai ilgą laiką šitas reiškinys labai senai pasigirsta netgi tokių apibūdinimų, kad tai seniausia profesija, seniausias reiškinys pasaulyje ir be abejonės kai kurie mokslininkai šitą reiškinį apibūdina kaip, sakykime, tam tikrą besivystančių šalių tokį reguliavimo, ekonominį, socialinį, ekonomikos reguliavimo reiškinį. Aišku, reikėtų daugiau apie tai į tai gilintis ir bet prostitucija, jeigu pasižiūrėti į pačią prostituciją kaip, pavyzdžiui, socialinę problemą, jeigu tai galima vadinti socialinė problema, dažniausiai tai lemia, iš Viskas tikrųjų, gerai, čia gal aš reikės šitą įsikarpysiu iškirpti, nes aš jau pati biškį visus, tu pasimečiau. ramiai tiesiog susidėliok mintis ir tada sakyk. Aš daugiau klausiau, visuomenėje, ne, dažnai pasigirstu, bet ten išnaudoja ir daug patiria irgi fizinių, tenais emocinių sunkumų, ten kokia kasininkė ar valytoja, ne, ar ten masažistas irgi lygiai taip pat naudoja kūną, ne kažkieno. Kai tenai žiūrim aktorius irgi, ne, tai kuom būtent skiriasi, kodėl negalim sulyginti tos prostitucijos į tos pačius rėmus darbo kaip ir visų kitų darbų. Manau, gal daugiau tas buvo klausimas, kodėl tas požiūris visuomenėje yra klaidingas. Truputėlį man reikia laiko, tuoj aš pabandysiu tau atsakyti į šitą klausimą. Aš galėsiu, viskas tvarkoj. Jeigu tu galėsi karpyti, tai aš pabandysiu.
Jo, nes aš biškį pasimečiau dabar. Aš norėjau pasakyti, pasimečiau, supranti. Nu, tu ten prieš Dar tai kartą tu atsakinėdama pakartok man minėjai, klausimą. vat kalbėjai apie tai, kaip kartais tai vadinamas sekso darbu, bet, nu, va tai nėra darbas dėl tos patiriamos prievartos, dėl smurto, dėl to, kokią sukelia reakcija kūnui, mūsų sąmoningumui, smegenim, ane. Bet lygiai taip pat, vat mano klausimas buvo tai, kad, nu, bet visuomenė labai daug dažnai tada išgirsti tokių atgarsių, nu, bet va, žmogus tenais gal dirba statybose, jis irgi daug patiria sunkumų, fizinių, ar tenai kasininkė irgi gal tenais labai yra sunku ir patiria traumų, žinai, ar tenais, nežinau, vat, mes kai žiūrim aktorius, irgi, žinai, mokam pinigus už tai, kad žiūrėtume, ne kažkokius tai žmonės. Tai sulyginama tarsi, tipo, nu, va, čia tik dar vienas darbas, kuom jisai, va, kodėl tai skiriasi nuo tų kitų, kodėl tai nėra darbas, kodėl mes negalime tuos pačius rėmus įdėti prostitucijos kaip darbo. Nors vat, žmonės ginčijasi galbūt visuomeniai, kad ir kituose darbuose, realiuose darbuose, žmonės irgi susiduria su tais pačiais išgyvenimais ir sunkumais. Na, visų pirma, tai jeigu mes kalbam ir bandom palyginti, pabandykim pasamprotauti, palyginti prostituciją, išnaudojimą prostitucijoje su bet kokiu kitu darbu, tai, na, jeigu ten žmogus bus irgi išnaudojamas, tai lygiai taip pat yra išnaudojimas. Ar tai būtų statyba, ar tai būtų, nežinau, transporto kokia nors sritis, ar tai kokia nors socialinė sritis. Jeigu žmogus išnaudojimas, tai reiškia, jeigu siekia kažkas kažkokios tam tikros naudos ir dėl to žmogus išgyvena tam tikrus jį sunkius emocinius, psichologinius, fizinius, socialinius dalykus, kažkokį diskomfortą, tai yra išnaudojimas, jau reiktų tada žiūrėti į patį išnaudojimo terminą. Tačiau jeigu žmogus, na, sakykime, užsiima ten, sportuoja stipriai, irgi daug dirba ir gauna didelius pinigus ir užsiima sportu dėl to, kad, sakykime, galima ten turėti daug pinigų arba, na, eina kažkokiu, pasirenka kokią nors aktoriaus, Holivudo aktoriaus karjerą, kur ten irgi dideli pinigai ir beprotiškos sąlygos tarsi, bet tai nėra prostitucija šiuo atveju, tai yra darbas. O prostitucija kaip tokia, vat, kai kurie mokslininkai, jie kalba apie tai, kad prostitucija buvo siūloma tokiai šalies tarsi vystymo politikai, kaip valstybės ekonomikos sekso sektorius, ypatingai va tom besivystančiom šalim, ten, kur vyrauja skurdas, kur nepriteklius ir panašiai. Neva netgi kai kurie vat, mokslininkai rašė, kad tai gali būti kaip tam tikras, sakykime, turizmo pritraukimo kažkoks tai reiškinys. Ir bet tuo pačiu pasinaudojant žmonėmis ir jų kūnais. Čia vat, būtent ir būdavo, o žmogaus kūnas, žmogaus orumas, žmogaus laisvė yra, na, giname tiek teisinių įvairiausių dokumentų ir aplamai žmogus vat, dėl to ir išgyvena, tos moterys išgyvendavo prostitucijoje didžiulės traumas, kurios pasireikšdavo įvairiais ženklais, duodavo apie save, na, nes tai būdavo toks prieš žmogaus, aplamai žmogų kaip vertybė. Tai daug yra įvairiausių iš tikrųjų, nes veiksnių, kurie, na, sakykime, tą pačią prostituciją laiko kaip išnaudojimu ir pagrindžia kaip išnaudojimą,
Bet tai atskleisti iš tiesų nėra paprasta, nes pati prostitucija, pats žmogaus išnaudojimas prostitucijoje yra be galo sudėtingas, be galo daugiasluoksnis reiškinys ir jis apima tokias dalis, kaip pavyzdžiui ekonomika, kaip žmogaus teisės, kaip lyčių lygybė, kaip apsauga, socialinė lygybės arba socialinės apsaugos priemonės. Ir faktas tas, kad orientuojasi į pažeidžiamą žmonių visuomenės dalį, kada galima tokį žmogų patraukti ir pasinaudoti jo pažeidžiamumu. Dėl to įvairios organizacijos, ypatingai dirbančio žmogaus teisių srityje, jos pradėjo kalbėti, kad tai yra labai grubus žmogaus teisių pažeidimas. O jeigu dar pasižiūrėti anksčiau, ką aš nagrinėjau ir savo disertacijoje analizavau, tai mes be abejonės turim žiūrėti į tą pačią istoriją, kad labai seną istoriją, kad moterys tarsi, vėlgi kalbu apie moteris, nes tai dauguma, bet, galim sakyti asmenys, kurie, bet viskas vis tiek prasidėjo nuo moterų esančių prostitucijoje, kad jos tarsi buvo tam tikros nuodėmingumo, tam tikras simbolis. Ir tas nuodėmingumo simbolis yra iš tikrųjų išlikęs iki pat dabar. Dažnai, kada mes kreipiamės, kad būtų nuimtas moterų baudimas, tai teisėsaugos institucijos jos tai įvardina kaip, reiškia, tam tikrą moralinį kažkokį dalyką, kad neva yra ginama tam tikra moralė. Bet kai kurie autoriai vėlgi labai įdomiai analizuodavo šitą prostitucijos reiškinį siedami su tokiais dalykais kaip materialinės vertybės, kas yra dažniausiai pinigai, ir seksualinio partnerio be jokių įsipareigojimų pasirinkimas ateityje, kas vėlgi toks kontroversiškas toks pagrindimas, bet sakykime, kai kurie matė būtent taip, mes žinome, kad aiškiai, kad prostitucija lemia paklausa. Ir ta paklausa, jinai vėlgi, jeigu žiūrėti istoriškai, jinai nuo pat senų laikų formavosi, sluoksniavosi ir jau prisiminkim tą pačią mūsų, sakykime, krikščionišką tą pačią, ne filosofiją, tiesiog galvojimą, kad, sakykime, jau ta pati juk Ieva sugundė Adomą. Ne Adomas Ievą sugundė, bet Ieva sugundė Adomą. Arba Senajam testamente, kada kalbama, kad moteris buvo sukurta iš, reiškia, vyro šonkaulio. Tai, tarsi jau iš karto nešama tokia mintis, kad moteris tarsi buvo kažkokia antrarūšė. Ir moteris buvo tarsi atiduodama ant to laužo, aukojama. Arba iš tiesų, mokslininkai, kurie nagrinėjo, sakykime, viduramžių ar dar kažkokia senesnė mąstysena, tai tuo met irgi labai aiškiai buvo transliuojama, kad moteris privalo paklusti vyro įsakymams, net jeigu jie yra ten netinkami ir įžeidus ir traumuojantis ir panašiai. Reiškia, moteris tarsi
vyro viršenybė visada buvo transliuojama. Na ir tikriausiai dėl tos priežasties, prostitucijoje ta tokia moralinė, nešvarios, niekingos, tokios netgi nusikalstamos veikos tas šydas, jisai laikosi iki pat dabar. Ir tą mes ištransliuojam ir aplinkiniai ištransliuojam savo kalboje, bet lygiai tą patį tos pačios moterys, jos irgi tą patį kalbėdavo. Jos buvo tarsi, jos priima tą tokį vaidmenį, tarsi klusnios kaip avys prie peilio. Labai gražiai yra kažkas pasakęs, tarsi klusni, tarsi avis prie peilio, pasiduodanti. Ir ta paklusnumas, jis buvo formuojamas visą laiką, ko nėra tikrai kitose srityse, kur atrodytų, bandom ar ne prilyginti kaip kažkokį darbą. Nes čia moteris tarsi dažniausiai jinai turi paminti tą savo orumą, save pačią, savo aš ir mainais atiduoti tam, kad jinai gautų pinigus. Tai koks čia darbas, kuriame darbe žmogus pamina save, savo orumą. Jis kaip tik galbūt, sakykime, paimkime sportininką, jis orus, nes jis, pažiūrėk, kokius gali ten pasiekimus pasiekti, už tai gauna didžiulį atlygį, tai yra darbas. Arba ten aktorius koks nors, ar ten, nežinau, netgi tas pats modelis, jis gauna didžiulius pinigus, arba ten, nežinau, transporto sektoriuje žmogus uždirba didžiulius pinigus, bet jis nepamina savo orumo, jis nepraranda savo aš, jis nėra, galbūt tai gali būti traumuoti tas didžiulis darbas, irgi sunkus, didžiulis krūvis, bet tai yra visiškai kiti dalykai. O čia žmogus tiesiog per eilę metų moteris tarsi kažkokia privati, kažkam priklausanti būtybė. Ir tas eidavo iš kartos į kartą. O kokius, pavyzdžiui, egzistencinius išgyvenimus ar krizes dažniausiai patiria moterys prostitucijoje? Kaip tie išgyvenimai paveikia jų tapatybę, savivoką, apskritai santykius su pasauliu? Visų pirma, tai tikrai labai teisingas pasakymas, kad prostitucijoje išnaudojama moteris tikrai patiria tą savo tapatumo, identiteto tokį suvokimą, patyrimą, praradimą, nuvertinimą, net tą patį jų kūnai objektyvizuojami, tokia objektifikacija įvyksta. Ir kas atneša, aišku, vidinės kažkokias didžiulės krizes. Jos išgyvendavo būtent tyrinėtos moterų patirtys atskleidė, kad jos dažnai išgyvendavo įvairios prievartos, pradedant nuo pat vaikystės, jau tada jos patirdavo kažkokį tarsi savęs nuvertinimą, tokį tarsi aš objektas, kažkas jomis pasinaudodavo, tas kažkas dažnai būdavo pats artimiausias žmogus, galbūt tėvas, galbūt mama, galbūt koks nors ten brolis, dėdė ar panašiai. Jos patirdavo atstūmimo, tokio apleistumo, kas yra be galo sunki trauma, ar kažkokios kontrolės, tokio smurto turėdavo patirtis, kurios ir griovė, ir sugriovė tų moterų tokį tarsi teigiamą
savo tapatumo suvokimą. Kaip pavyzdžiui, viena moteris yra sakiusi, į mane nekreipė dėmesio niekas, šeimoje. Arba dar kita moteris yra sakiusi, kada kalbėjo apie santykius, jis su vyru, kuris paskui ją vėliau tiesiog įstūmė, įtraukė į prostituciją. Jis į mane nekreipė dėmesio ir kai jisai perleido savo draugams, kad jie gali su manim daryti, ką nori, tai jie ir darė su manim, ką nori. Tai, čia reiškia, tokios moterų patirtys aiškiai atskleidė, kad jos dažnai patirdavo išdavystės įvairias, išdavystės artimųjų žmonių, o išdavystė iš tikrųjų yra saugumo jausmo praradimas, pasitikėjimo kitų praradimas, patirdavo didžiulę kontrolę, kas yra smurtas, patirdavo seksualinį smurtą, labai dažnai artimoje aplinkoje, ar ten, sakykime, tyrinėtos moterys augo globos namuose, kur jau jos faktas patyrė tėvų apleistumą, atstūmimą. Ir tada žmogus praranda tą tokį savo tapatumą, kas aš esu. Įvyksta tapatumo suskilimas, kas toks žmogus tada faktas, jis tarsi tas kokia nors raigė lenda į tą savo kiautą, atsiribodamas nuo visuomenės, save laikydama, sakykime, kažkokią atmatą, net dažnai taip moterys ir vadindavo, tokią terminologiją vartodavo, aš jaučiuosi kaip šiukšlė, aš esu šiukšlė, aš esu niekas. Tai labai daug ką pasakantis žodis, kad kaip jaučiasi žmogus, galų gale dažnai tos moterys jautėsi ir jos įvardindavo, įkritau į depresiją, apėmė mane depresija, išgyvenau didžiulį nerimą, arba, man buvo nesvarbu, aš pradėjau save ten visaip žaloti ir aš pati savo nerūpėjau. Tai, ir kita vertus tikrai labai dažnai tokie egzistenciniai išgyvenimai, krizės moterų buvo tas dvilypumas, kai tarsi žmogus gyvena tokį tarsi dvigubą kažkokį gyvenimą, masto, turi dvigubą mąstymą, ir tai yra aiškiai, kalbant apie trauminės patirtis, mes žinom, kad depersonalizacija, derealizacija, disociacija yra tokie reiškiniai, kurie būdingi didžiulius tokius trauminius prievartinius veiksmus išgyvenantiems. Man norėtųs gal šiek tiek patraukti link tos pozityvesnės pusės ir link tos pusės, kas pavyzdžiui padeda moteriams galiausiai išeiti iš tos prostitucijos. Jo, iš tikrųjų kelias man ir tyrinėjant moteris, ne visos jos buvo išėjusios iš prostitucijos, bet kai kurioms pavyko ir pačiai daug metų dirbant, padedant tokioms moterims. Tai vienas dalykas, galbūt paminėčiau tokius porą dalykų, kurie tokie ryškiausiai man atsiskleidė. Tai visų pirma, kito žmogaus atsiradimas tos išnaudojamos prostitucijoje moters akiratyje, ir tas kitas žmogus, būtent koks, kuris klauso, kuris parodo pagarbą, kuris yra nuoširdus, atviras, kuris yra tikras, tas tikrumas. Tai būtent tas kitas
buvo labai reikšmingas dalykas moteriai išeiti, priimti sprendimą išeiti iš prostitucijos. Ir dar vienas dalykas iš tikrųjų labai svarbus, kur atskleidė moterų patirtys, tai buvo tikėjimo. Toks tikėjimo tarsi galbūt paradoksas, bet jeigu taip galima būtų įvardinti, kaip tai pasireiškė, tai, sakykime, prisimenu vieną moterį, kuri sakė, tai tai, kad tu manim tikėjai, tai leido man pačiai savo tą tikėjimą, na, galima būtų sakyti, sugrąžinti, nes, na, tikėjimas yra pagrindas, ant kurio stovi kiekvienas žmogus. Ir kada tokia moteris papuldavo į aplinką, kurioje yra tas tikėjimas, besąlygiškas tikėjimas, net jeigu tai atrodytų racionaliai žiūrint, na, visiška kažkoks absurdas, bet, bet tai yra būtent tai, kad tu patiri tą kito tikėjimą, tas sustiprina ir savo paties, tu tarsi pradedi tada pati tikėti tai, ką tu kalbi, ką tu žinai, ir va tas tikėjimas pradeda žmogų, na, įgalinti, suteikti jam tam tikros galios, pabandyti gyventi kitaip. Tai va tokie gal du, sakyčiau, tokie raktiniai žodžiai ir dažnai moterys juos ir įvardindavo. Man rodomas dėmesys, kalbėti su manim nuoširdžiai, atvirai, galėjau apie viską kalbėti, nejaučiau, kad mane kažkas kontroliuoja, jaučiau, kad galiu viską išsipasakoti, na, kad nėra man kažkokių reikalavimų, kad kažką turiu daryti, kad esu tokia, kokia esu, na, tiesiog leidimas būti žmogui, nekeliant kažkokių jam ypatingų lūkesčių, bet tiesiog priimant tokį, koks yra tas žmogus. Ir tai buvo tikriausiai esminiai dalykai, kurie padėjo toms moterims, na, keisti tą savo gyvenimą, esamą gyvenimą į kitokį, bandyti. Ir šiai dienai tikrai daug yra daug moterų, kurios tikrai pakeitė savo gyvenimą, kas tiesą pasakius, na, man irgi yra labai svarbu. Ir man pačiai toks abipusis dalykas, abipusiškumas, kuris kaip tokia kategorija irgi labai svarbi. Padėdamas kitam, tu iš tikrųjų tarsi padedi savo, tu stiprini save irgi kaip profesinėje srityje, kaip specialistą, kad, na, gali būti, kad gali žmogus pasikeisti, kad, nu, tu čia kažkokį prasmingą dalyką padarei. Tai, na, tai nėra taip, kad aš tik padedu kažkam, bet aš iš tikrųjų padedu ir pati savo augti, stiprėti. Jos buvo mano didžiausios mokytojos, kaip reikia būti su žmogum. Aš pabaigai gal norėčiau dar padėti. tau tokį daugiau kaip ir asmenišką klausimą net ir užduoti. Jeigu apibendrinant, kai tu rašei savo disertaciją ir tyrinėjai tą problematiką, kokia būtų galbūt pagrindinė įžvalga, kurią tu iš tos patirties, iš tos disertacijos, iš to darbo išsinešiai į savo apskritai darbinį lauką, toks labiausiai ryškiausiai dalykas tave palietęs to rašymo metu, kuris galbūt, nežinau, gal tau net ir
pakeitė kažkokį tai matymą ar suvokimą apie tam tikrus dalykus, o gal ne, nežinau. Taip, aš mokiausi pati, kaip ir sakiau, tos moterys, su kuriom teko padėti ir aplamai žmonės ir iki pat šiol, kiekvienas žmogus, kuriam tenka padėti, jis yra mano mokytojas. Jis mane moko daugelį dalykų ir tiesiog pasidžiaugiu po kiekvieno susitikimo, ką aš va dabar išmokau. Bet kartu va tie žmonės, lygiai taip pat tos pačios moterys, jos parodė ir atskleidė, patvirtino, kad žmogus visų pirma pagalba ir pokytis prasideda kitame žmoguje, gali prasidėti tik nuo susitikimo su kitu žmogumi. Ir ne bet kokio susitikimo. Emocinio, atviro, žmogiško. Čia nėra kažkokių algoritmų ar receptų, kurį galima būtų pritaikyti susitikus su žmogumi. Vat kartais specialistai sako, na, vat, kaip čia emocinę teikti paramą arba kaip čia padėti žmogui. Tai visų pirma, tu turi turėti savo tam tikrą vidinę kažkokią nuostatą, tu turi mylėti tą darbą, kurį tu dirbi, tu turi mylėti susitikimą su žmonėm, tave turi traukti. Ir bet mano gyvenime šitas rytis, jinai mane labiausiai gal tuo ir yra žavi, nes kiekvieną kartą aš sutinku vis kitokius žmonės ir vis įvairių naujų dalykų aš galiu pasimokyti iš jų, iš tų santykių. Tai yra nuolatinės pamokos. Ir tie, vat, jeigu aš esu jautri, jeigu aš žinau, kad tai yra tas susitikimas unikalus ir netgi su tuo pačiu žmogum, jis gali būti unikalus ir negali būti, bet jis ir yra unikalus susitikimas, vienintelis, kuris būtent per tą žmogišką ryšį, natūralų tokį, ne kažkokį dirbtiną, kažkur išmoktą iš teorijų atsineštą. Taip, teorijos gerai, suprasti daug, žinoti dalykų, tam tikrus padeda suprasti, sakykime, galbūt dalykus arba ten padeda gebėti labiau skaityti tarp tų eilučių, kodėl būtent, ką reiškia, pavyzdžiui, tylėjimas arba žmogaus pasyvumas, bet iš esmės tu vis tiek turi ateiti į tą tokį santykį jautrus, nusiteikęs, va ta tavo vidinė tokia nuostata labai svarbi. Tai šito mane, ko gero, labiausiai išmokė darbas, pagalba būtent nukentėjusioms nuo tikrai tokios labai gilios traumos, seksualinio išnaudojimo traumos, kada žmogus labai stipriai būna sužalotas ir labai stipriai traumuotas. Kita vertus, va, ta pagarba, koks bebūtų žmogus, empatija tame santykyje, vėlgi yra esminiai dalykai, nes kiekvienas žmogus yra vertybė, nesvarbu koks ten statusas, kokios patirtys, bet jau pats žmogus yra vertybė. Ir aišku, va šitam darbe, šitame pagalbos lauke labai buvo svarbi kantrybė, toks ramybė, kantrybė, nes tai nėra greitas maistas kažkoks. Tam reikalinga tikrai va toks išlauktumas kažkokio, galbūt tas rezultato aš niekada nesitikėdavau, kad aš čia dabar būtinai turėsiu tam tikrą rezultatą. Niekada, bet paprasčiausiai tas rezultatas jis visada ateina ir gali ateiti visiškai netikėtai.
ir ir aišku atperka galbūt netgi kelių metų tavo sunkų darbą šitoj vietoj. Bet kita vertus, ko gero, kiekvienam specialistui ateinančiam į šitą lauką dirbti su labai stipriai traumuotais žmonėmis yra reikalinga ir tam tikra filosofija atsinešti, kuri, kuri yra būtent orientuota apie tą žmonišką santykį, ne kažkokį ten, nežinau, savęs viršenybės kažkokį arba ten profesionalumo kažkokio, bet tokį žmonišką santykį, nes tik tai gydo.